Sveiki visi, sveikinuosi iš serviso 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių, norėdamas be abejonės pristatyti dar vieną mūsų servise atliktą dujinės įrangos montavimo pavyzdį. Šį kartą turim Dodge Durango 215 5,7 Hemi V8 varikliuką, visų mėgiamas, visų trokštamas, gražiai murkia, gražiai skamba, gerai traukia, puikiai važiuoja ir nuo šiol be abejonės tą darys dvigubai pigiau dujomis. Na, situacija, kokia pasaulyje yra, visi mes matom, stebim, kuro kainos tikrai mus stebina visomis prasmėmis šiai dienai. Tai dujomis be abejo važiuoti yra pigiausia, netgi 5,7 litro turint variklį, visai dujomis dar galima turbūt su juo važiuoti. Turint omeny, kad šiai dienai dujų kaina apie 90 centų yra, lyginant su 80, 70, sakykime, benzino kaina. Dizelį matėm ir 2,37,9 €, tai šitas video turbūt eis į istoriją, kaip atrodys tai po kelių mėnesių ar po kažkiek tai tos kainos pamatysim. Tai vad, bet turim tokią situaciją, kur be abejonės su Hemi varikliu važinėti benzinu tikrai būtų didelė prabanga, taip kad automobilis šis važiuos dujomis. Na, kalbant apie dujinę įrangą, kaip visada, daugelis visą laiką internetinėje erdvėje kalba, kad 5,7 Hemi, tai čia važiuoja su bet kokiom įrangom, bet kaip ir taip toliau. Anaiptol taip nėra, toli gražu. Iš tikrųjų, 5,7 Hemi reikalauja precizikos, reikalauja detalumo, reikalauja tam tikrų komponentų, žinių, pakankamai preciziškos kalibracijos tam, kad nebūtų jokių traukos duobių, kad nebūtų trūkčiojimų jokių, kad dėžė nesakytų, kad tarsi važiuojam priekabą temdami. Tai va, jeigu norit, kad tas automobilis važiuotų taip, kaip jis turi važiuoti, turit pasirinkti kokybišką sistemą, kokybišką, sakykime, servisą gal ar meistrą, kuris sumontuos, kad ir kokia ta įranga bebūtų, jinai turi tam tikrų niuansų, ar ne? Tai mes, aišku, montuojam Landerenzo sistemą, Landerenzo Omegas valdymo blokas štai čia. Atskirai nuo dviejų dujų reduktorių turim sumontuotą OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Be abejonės, matot, aš filtrą tiek vožtuvą turėčiau valyti ir turiu valyti, jeigu jau prižiūrėti sistemą kas 12 mėnesių arba kas 15 000 kilometrų. Tai priėjimas yra labai patogus, paprastas, man nieko nereikia nei ardyti, nei nieko. Taipogi turim du dujinės fazės filtrus, štai vieną čia kitą, su surinkimu, su atnaujintu elementu, nuo 26 metų netgi atnaujintas yra elementas. Turim Reilo IG7 Dakota dujinius purkštukus po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas tvirtai savo vietose. Be jokių iškelimų, iš tikrųjų nieko, gražiai uždengia dujinius purkštukus, jie gražiai yra sujungti į ratą, kartu paduodami, du dujų reduktoriai yra sumontuoti žemiau keleivio pusės lempos, yra sumontuoti Landerenzo LI10 Turbo Oversize dujų reduktoriai, vienas jų pagal gamintojo prašymą skirtas 200 kW. Žinom, kad geba ir daugiau jisai aptarnauti, bet tikrai ne šitai mašinai važiuoti su vienu reduktorium. Tas pats, kas įpilt 3 litrus alyvos, lemputė tepalo nedega, viskas puiku ir važiuoti ir sakyti, kad čia viskas gerai. Taip tikrai nebus. Jeigu numatė ten 6 ar 8 litrus alyvos, tai jų ten tiek ir turi būti, tai reduktorius irgi turi būti su rezervu į priekį. Tai va, tai du ir ne mažiau, ir ne kitaip, ir kitokių variantų pas mus servise niekada nebuvo ir nebus šitam variantui, taip kad jeigu kažką norėsit, tai montuosim tik tai tokią sistemą. Na, kalbant toliau, įleidžiantis į detalės truputėlį, tai turim specialias apsauginės gofras, gamyklinius laikiklius, dujinės žarnas dengtas teflonu tam, kad nebūtų jokių kvapų, dujinės įrangos saugiklis išvestas, be abejonės dujinės įrangos laidynas sugrupuotas, įvilktas į apsauginės gofras, tas gofros yra izoliuotos, kiekvienas kontaktas sulituotas, apsaugotas termokembrikai su klijais. Viską esam sudėję maksimaliai geros kokybės, ką tik tai turim ir galim šią dieną klientams pasiūlyti. Viskas, kaip matot, švaru, gražu, nuvalyta, paruošta sistemos atidavimui, pristatymui ir instruktažui klientui. Tai va, tai tiek apie variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Puikia vieta yra štai šitoje vietoje, čia ir sumontuojam, pridėsiu kaip visada nuotrauką, begalę kartų esam pridėję. Kai kada žmonės nori, gali montuoti kairiau vairo, kai kada gali montuoti centrinėje konsolėje. Man asmeniškai centrinė konsolė yra pati nepatogiausia vieta. Turim vieną automobilį įmoniai, tikrai niekam nesiūlau, bet čia vėlgi skonio reikalas. Pildymas prie benzino užpildymo vietos, atsidarom. Nusiemam kamštelį, kamštelio galim kaip ir nedėti, kadangi ir benzino, matot, kamštelio nėra, bet jis čia puikiai telpa, nerudyjančio plieno varžtai, pildymas pats truputį iškeltas, kad pistoletas čia lengvai prisijungtų, kad nereiktų čia rankenom daužyti nieko, viskas tvarkingai užsideda, užsipildo, nekliba, nebraška, kaip sakyt, labai tvirtai ir patikimai.
Dujų balionas atsarginio rato vietoje, atsarginis ratas yra kabo dažniausiai va čia dugne, be abejonės, ne dažniausiai visada, vietoje jo yra sumontuojamas 92 litrų Bormech dujų balionas. Tai čia dažniausiai montuojam 92 litrus, juoda mašina, juoda apačia, be abejonės balionas truputėlį matosi. Tiem, kas nori, kad nesimatytų tas balionas, yra alternatyva 63 litrai, sakykime, maždaug. Tai ten tada balionas nesimato, bet vėlgi, 30 litrų yra mažesnis. Natūralu, kad jeigu norim daugiau į tą balioną įsipilti, tai jisai atrodo didesnis ir labiau matosi ir kitaip ir būti negali. Tai 5-7 važiuoti su 60 litrų, būtų pakankamai daug iššūkių. Tai va, tai tiek apie Dodge Durango, apie 5.7 Hemi ir kokybiškai sumontuotą Lande Renzo sistemą. Ne vieną tokį automobilį turime eilėje. Jeigu norit kokybiškų sprendimų ir jūs, jeigu jau nusipirkot, plukdotės, tvarkysitės, tai kaip minėjau, eilę turim pakankamai ilgą. Jeigu norit kokybiškų sprendimų, užsiimkite eilę iš anksto. Ačiū.